Pricer LT prekių palyginimas. Valdan konservuoti žalieji žirneliai prieš globus žaliuosius žirnelius. Kas pigiau ir kas geriau. Tęsiam palyginimų seriją. Taigi dabar lyginsime Valdan ir globus 400 gramų žaliuosius žirnelius. Ar tai tas pats, ar panašu, ar skiriasi. Pradžioje palyginam kainas. Valdan žalieji žirneliai 400 gramų kainuoja 1,49 €. Aišku, radome su akcija už 1,11 €. Globus žalieji žirneliai kainuoja 1,79 €. Taigi globus žalieji žirneliai 400 gramų yra 30 centų arba 20,1% brangesni už Valdan žaliuosius žirnelius. Bet ar tai vienodi produktai? Žiūrime kilmes ir gamintojus. Na, ant Valdan užrašyta, kad tai yra vengriškas produktas. Žiūrime gamintojas. Gamintojas deklaruojamas Globus konservi Paris RT. Tuo tarpu ant Globus gaminio, kas įdomiausia, tai nerašoma, kad yra pagaminta Globus, rašoma, kad vartotojų tarnyba randasi Globus ZRT randasi Vengrijoje, o patys žirneliai neparašyta, kad kilmė Vengrija ir panašiai, na, bet įtarkime, kad tai yra tikrai vengriški. Pasižiūrėsim sudėtis ir maistinės vertės deklaracijas, gal ten bus kažkas įdomesnio ir gal tai išduos kokie tai produktai. Taigi, Valdan konservuoti žirneliai, sudėtis yra paprasta, sudėdamos daliai žalieji žirneliai 70% vanduo, cukrus, druska, Globus gaminio smulkų žalieji žirneliai tas pats, žirneliai, geriamasis vanduo, cukrus, druska. Sudėtys visiškai sutampa. Žiūrime energinę vertę. Energinė vertė beje irgi yra ta pati. 80 kilokalorijų ir štai čia yra 80 kilokalorijų. Toliau žiūrime riebalai 0,8, iš kurių nesočiųjų 0,1, analogiškai čia 0,8 ir 0,1 gramo nesočiųjų. Toliau žiūrime angliavandeniai yra 10, iš kurių cukrų 1,7 gramo. Čia mes turime tą patį, angliavandeniai 10 ir cukrų 1,7 gramo. Skaidulinės medžiagos 5,7 gramo, čia analogiškai 5,7. Skaidulinės medžiagos baltymai 5,4 gramo ir čia yra baltymai 5,4 gramo. Druska 50 gramų čia ir druska 50 gramų čia. Taigi pagal sudėtį, pagal viską jie yra pilnai analogiški, pilnai sutampantis. Ir turim įtarimą, kad yra iš tos pačios gamyklos. Na, bet įdomu pasižiūrėti, kas yra viduje. Tai toj mes pasižiūrėsime. Atidarome vienus. Taip, žalieji žirneliai. Ir atidarome kitus. Taip, irgi žalieji žirneliai. Šiandien etiketės yra užrašytas smulkus, bet aš nepasakyčiau, kad jie yra labai smulkus. Kalibras yra jų panašus. Galbūt netgi Valdan šiek tiek smulkesni. Na, bet nesvarbu. Imame, išsibersime ant lentos ir pasižiūrėsim, kaip ten kas atrodys. Taip, pabandom, kad vanduo visas nubėgtų. Taip. Vieni ir Globus žirneliai. Taip. Na ką. Spalva matosi, jų nesiskiria. Taip, čia šiek tiek yra lupenų, čia irgi šiek tiek yra. Na, negalima pasakyti, kad vieni švaresni už kitus. Jie yra labai panašūs. To jau pabandysim paragauti. Kvapas žaliųjų žirnelių, nieko nuostabaus.
Minkšti, salstelintys žirneliai. Kvapas irgi analogiškas. Minkšti tos pačios struktūros žirneliai. Na, nepaisant netitikimų įrašuose kilmėse, tai yra greičiausiai iš tos pačios gamyklos tie patys žirneliai. Kokios išvados? Išvados tos, kad renkame šiuo atveju tikrai Well Done, nes jie yra jų standartinė kaina, primenu. Globus yra brangesni 20%, na, akcijos metu ir pasiūlymų metu reikia pasižiūrėti, bet mūsų pasirinkimas yra šiuo atveju Well Done, taigi žinokite ir naudokitės.